Labas visoms, susitinkame trečioje klasikinio reglano pagonai mezgimo pamokoje. Mes jau esame nusimezgusios iki šios dalies, tai yra pasidariusios jau įgilinimą ir dabar megsime toliau pečių liniją ir rankovės dvi dalis. Kalbant apie pečių linijos ilgį, jūs orientuokitės ne į mano skaičius, vis tik save matuokite, jeigu mezgate savo, jeigu vyrui, tai vyrą matuokite. Aš savo vyrui mezgiau 11 cm, savo aš megsiu 7 cm, bet aš šią vietą esu matavusi mezgant, nes mūsų pečių linija visų yra skirtinga. Tai nors ir mes galime nešioti to pačio dydžio drabužius, bet kaip bebūtų, vieni esame platesnių pečių, kiti esam siauresnių, tai pečių liniją jūs vis tik pasimatuokite. Ir jums visumoje noriu tik pakartoti, kad visi šie skaičiai yra orientaciniai, kad jums būtų lengviau megzti savo dydžio megztukus. Tai dabar noriu šiek tiek papasakoti, kaip mes megsime šioje pamokoje, sakyčiau, irgi ganėtinai svarbią dalį. Mes dabar turime nusimezgusios kažkur tai tiek, kartu su įgilinimu galime pamatuoti, kiek mes jau turim pečių linijos numegztos. Taip, tai pečių linija mano jau yra 4,5 cm, tai iš esmės man nebedaug reikia, štai 4,5 cm, tai kadangi man iki 7, tai man visiškai trūksta nedaug ir po to jau galima bus megzti rankovės dalį. Tai kaip mes mezgame? Kaip jau matėt antroje pamokoje, pečių liniją mes mezgiam pridedant kiekvienoje eilėje, iš abiejų pusių. Kiekvienoje eilėje. Rankovės dalį mes megsime pridedant kas antroje eilėje iš vidaus, tam, kad mums rankovė plėstųsi. Ji plėstis turi. Va šitose vietose jie turi plėstis ir va šita dalis kaip ir taip šiek tiek užlenks jūsų mezgimą ir mes turėsim rankovę, kur šioje daly mums reikės pririnkti tam tikrą kiekį akių ir sujungti į rankovę. Tai va, o trečioji dalis mezgama irgi kas antroje eilėje pridedant, bet iš abiejų jau pusių. Čia išgaunasi toksai kaip ir iš vienos pusės, vienoj pusėje iš vienos pusės, kitoj pusėje iš vienos pusės, bet kiekvienoje eilėje rankovės pirmoje dalyje mezgam kas antroje pridedant, bet mezgame tik iš vidaus ir paskutinėje dalyje jau pridedame visur akis, kad pridėtumėm ir rankovį, ir kūno dalį ir pridedame kas antroje eilėje. Tai va, tai mūsų mezginio pradžia čia. Aš tikiuosi suprantamai paaiškinau, tai gal tiesiog užtvirtinimui dar kartą pakartosiu. Pečių linija, kurią megsim, aš savo atveju megsiu 7 cm, mes pridedam akis kiekvienoje eilėje ir būtent pečių linijos abiejose pusėse. Rankovė, pirmą rankovės dalį, arba antrą pačio jau reglano dalį, pridedame akis vidinėje pusėje, kas antroje eilėje, lyg tai megstumėm klasikinį reglaną. Štai čia pridedam. Ir jau trečioje paskutinėje dalyje arba antroje rankovės dalyje mes pridedam iš abiejų pusių, kas antroje eilėje, kad mums prisidėtų akis ir kūne, ir rankovė. Čia mes pridedam tik rankovės dalį. Čia mes platinam kūną, o čia ir kūną, ir rankovę. Tai tikiuosi šiek tiek yra aiškiau. Tai dabar pradėkime mezgimą ir kaip ir minėjau, šita dalis mano bus 7 cm, šioji dalis kažkur tai apie 12 cm ir šioji dalis kažkur tai apie 9. Na, aš manau, kad bus 8-9, nes noriu šiek tiek siauresnių rankovių. Tai manau, kad darysiu ne 9, o 8 cm.
Taip, tai perinam prie mezgimo. Kažkur tai praeitą žymeklį, kurį turėjau ankstesnį, pamečiau. Matyt, kažkur jau nusidangino, tai prikreipiau kitą. Tai dabar taip. Dabar mezgame pečių liniją identiškai, kaip tai darėme darant įgilinimą, tik tai, kad mes megsime ratu. Niekas nesikeičia. Pridedam akį pradžioje. Mezgame pečių liniją. Mano atveju 8 akis. Jūs jau žiūrėkite pagal jūs, ką jūs mezgat, kokį dydį. Perkeliame žymeklį ir pakeliame akį ir pridedam. Ir mezgame toliau iki mums reikiamo ilgio. Mano atveju tai būtų 7 cm. Tai susitiksime nusimezgusios mums reikiamą ilgį. Numezgiau 7 cm pečių linijos, galima pažiūrėti. Štai 7 cm numegsta. Aš perėjau jau prie standartinio ilgio virbalų. Man taip yra patogiau su mezgimu. Kuo toliau didės ir platės megztinis, tai pereisiu ir prie ilgesnio valo. Dabar, kad pereiti iš šios dalies į šią dalį, aš vieną eilę permezgu tiesiog gerosiomis akimis, be jokių pridėjimų, be nieko, be jokių pakitimų. Tiesiog vieną eilę permezgu gerosiomis akimis. Nežinau, ar tai yra teisingai daroma, ar taip reikia daryti, bet man taip yra gražiau pačia mezgime po to atrodo. Todėl aš vieną eilę permezgu tokia kaip nulinė, kaip pradedančioji eilė naujam, čia pasakyti, naujai daliai mezgimo, tai būtent perinant prie rankovės. Tai mezgame ir susitiksime štai čia ir jau pradėsime būtent mezginio pradžioje, eilės pradžioje. Ir toliau paaiškinsiu, parodysiu, kaip mezgama yra būtent štai šioji dalis. Numezgėm pilnai visą eilę vien gerosiomis akimis ir dabar mums reikės platinti rankovės dalį. Štai čia. Ir kaip ir sakiau, pridėjimus darysim vidinėje rankovės dalyje, kas antroje eilėje. Tai perkeliam žymeklį. Ir darome pridėjimą. Pridėjome akį ir keliaujame toliau iki žymeklio. Mezgam, kiek jūsų yra akių ant būtent pečių linijos ir priėjus žymeklį darome pridėjimą šioje pusėje. Pridėjome, perkeliame žymeklį. Ir mezgame toliau iki kitos pečių linijos. Taip, numezgėme pilnai visą nugarą, susitinkame prie pečių linijos žymeklio, jį perkeliame ir darome tą patį. Pridedame akį, mezgame pečių liniją, dabar jau kaip ir rankos linija eina, jau nebe pečių, bet kad jums būtų aiškiau, tai 8 gerąsias akis iki žymeklio ir pridedame dar vieną akį, perkeliame žymeklį ir mezgame priekį iki pradžios žymeklio. Taip, tai pirmą rankovės dalį numezgėme, pirmą eilę rankovės dalies numezgėme. Dabar antroji eilė mezgama vien gerosiomis akimis. Ir būtent šioje jau dalyje, rankovės dalyje, mes jau turime nebe 8, o turime 10 akių. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ir kas antroje eilėje, būtent šioje dalyje, mums jie plėsis, pridedant akis iš abiejų pusių, kas antroje eilėje. Ir aš šią dalį megsiu būtent 12 cm. Nes kalbant apie, kad dar šiek tiek suprasti, būtent tą rankovės dalis, mano atveju čia bus
kažkur grubiai 20 cm, jums, kad orientuotis, tai kiek jūs darot klasikinio reglano ilgį. Tai pavyzdžiui, aš įprastai moteriškam darydavau 22-23 cm. Vyriškam megztukui 28-29. Tai tiek akių, būtent tiek centimetrų, tiek ir nuleidžiu būtent tą ranką, jeigu taip galėčiau išsireikšti, kad jums vizualiai dar tuo pačiu parodysiu. Nes vyrišką megztuką aš ne šiaip savo pasidėjau, aš norėjau jums dar ir vizualiai parodyti, tai apie ką aš kalbu. Kad kai numezgame mes būtent pečių liniją, mes su rankovės ta visa dalimi, va šia visa rankovės dalimi, mes mezginį leidžiame į apačią. Taip išimant rankovę ir mezgama priekio nugaros dalis. Tai būtent va šita tokia, vadinkim, reglano dviejų dalių linija, kuri dalina rankovę ir priekį. Tai jeigu tai būtų klasikinis, aš darau vyrišką megztukui mezgu kažkur 28-29, savo moteriškam įprastai megzdavau 23, kartais 22. Dabar, kadangi pagal šį modelį aš noriu šiek tiek siauresnės rankovės, tai aš manau, kad darysiu, kad būtų bendroj sumoj 20 cm, kad rankovės būtų siauresnės. Tai va, tai čia, kad jums įnešti šiek tiek aiškumo, kas tai yra per centimetrai. Bet, žinoma, galite ir išsiskaičiuoti matematiškai, išsimatavusios ranką ir taip toliau. Kaip ir minėjau prieš tai buvusiose pamokose, šie visi skaičiavimai yra internete, YouTube, tikrai galite rasti. Mano labiau pamokos yra tokios rodomosios, kaip aš mezgu, dalinuosi savo būtent mezgimo techniką, metodiką. Ir netgi savo skaičiavimais, kurie yra tokie minimalūs ir paprasti, kad ir jums supaprastant tokių megztukų mezgimą, nes jūs manęs klausėte, kaip aš juos mezgu, tai aš tą savo mezgimo principą aš jums noriu perteikti kuo paprasčiau, kad jums kuo mažiau reikėtų skaičiuoti ir kad teiktų malonumą pats mezgimas, o ne kad kuo daugiau laiko sugaištumėt skaičiavimuose ir jeigu dar kažkas nepavyks, kad nebūtų apmaudu ir nenumušti ūpo. Tai mano pamokos labiau gal yra tokio tipo. Na tai ką, dabar antrą eilę mes mezgame vien gerosiomis akimis ir susitiksime eilės pabaigoje, trečios eilės pradžioje. Numegzta yra ir antroji eilė, tai dabar pirmą ir antrą eilės mes pakeičiant mezgame mums reikiamą ilgį. Pirmą eilę mezgame su pridėjimais, antrą eilę mezgame be pakeitimų, tiesiog gerosiomis akimis. Pirmą eilę pridedam, antrą eilę tiesiog gerosiomis akimis. Iki mums reikiamo ilgio. Aš pati megsiu būtent 12 cm šią dalį. Tai susitiksime jau šioje dalyje. Taip, numezgiau 12 cm. Galime pamatuoti. Štai. Ir čia yra antroji reglano dalis. Štai šioji. Čia pirmoji, čia antroji, čia trečioji bus. Na, arba antroji jau rankovės dalis, nes šioji dalis yra rankovė. Tai dabar parodysiu, kaip aš mezgu paskutinę reglano dalį. Tik dar noriu akcentuoti, kad pilnai pabaigėme megzdamos vien tik gerosiomis akimis. Štai matote taip, kad čia buvo pridėta akis ir dar viena eilė pramegzta būtent vien gerosiomis akimis. Taip, tai dabar trečioji dalis, štai galime dar pasižiūrėti. Trečioji dalis yra, kuomet turim pridėti iš abiejų pusių, kas antroje eilėje. Mes esame dabar štai čia. Ir dabar taip. Iš esmės, mūsų kaip ir turėtų būti pradžia
Štai tai perkeliam žymeklį ir čia mūsų pirmoji yra eilės akis. Bet nenumezgus vieną akį, būtent jau tos paskutinės eilės, kuomet mes mezgame gerosiomis akimis, tiesiog mums reikia žymeklį perkelti iš čia į čia. Dabar žiūrėkite, mes perkeliam žymeklį, arba tiksliau, nenumezgus paskutinės akies, mes žymeklį dedame čia. Ir dabar darom pridėjimą kūno dalyje. Perkeliam. Čia mūsų jau dabar bus reglano akis. Va čia. Čia lyg megztumėme mes klasikinį reglaną. Ir pridedame dar vieną akį. Kaip ir sakiau, iš abiejų pusių. Tai vadinasi, ties viena rankovės dalimi mes pridedame po 4 akis eilėje. Čia 2 ir čia 2. Dabar mezgam rankovę. Mezgam, mezgam, mezgam. Štai dar noriu pasakyti, kad aš dar su pirmu kamuoliuku, jo dar kone pusė likę. Ir jau kaip ir baigiu reglano dalį. Štai mezgam, mezgam. Mezgame iki šio žymeklio. Štai, priėjome žymeklį ir dabar mes turime pridėti akis antroje vietoje iš abiejų pusių. Taip. Pridedam. Permeskam akį. Lyg mes megztumėm paprastą klasikinį reglaną. Ir pridedam. Ir dabar mezgame pilnai visą nugarą. Štai. Visą nugarą iki čia. Štai, numezgiam nepriėjusios žymeklio vienos akies. Ir dabar, kad perkelti žymeklį, nukeliam akį. Grįžtam su ją atgal. Ir dabar pridedam. Užkabiname žymeklį. Viena gera ir pridedam. Ir dabar mezgame iki kito žymeklio, tai iki čia. Taip, numezgame iki žymeklio, vėl užkabiname, permezgame akį, perkeliam žymeklį. Viena gera ir pridedame akį. Ir dabar mezgame priekį iki pat žymeklio. Tai iš esmės šioje dalyje tokius turime kaip ir 4 reglano takelius. Kaip klasikinio reglano turiu omeny. Tokius 4 takelius. Tai dabar megzsime. Taip, čia kadangi centimetrai parašyti, tai aš megsiu 8 dar centimetrus, štai čia bus 8 centimetrai ir rankovė bus baigta. Visumoje netgi galima sakyti, tai jau bus pilnai pabaigta reglano pagonai dalis. Ir kaip ir sakiau, dabar mes numezgame vieną eilę su pridėjimais, kitoje eilėje mezgame vien tik geras. Vėl pirmoji eilė su pridėjimais, antroji eilė vien tik tai gerosiomis. Taip ir keičiame pirmą, antrą eilę, tiek, kiek jums reikia centimetrų. Na ir susitiksime jau, kai pilnai numegsime pilną ilgį, kiek mums reikia. Tai štai, 8 centimetrus numesgiau, galime pamatuoti.
štai 8 cm antrosios rankovės dalies arba trečiosios visų pagonų dalies ir galime pamatuoti bendrai visą ilgį yra 20 cm. Tiek, kiek aš ir planavau, nes norėjau, kad šio megztuko rankovė būtų kiek siauresnė negu aš įprastai mezgu. Kad kuo mažiau reikėtų akių nuleidinėti rankovės dalyje ir kuo tiesesnė, kad būtų. Tai štai kaip atrodo, aš vizualiai taip parodau. Štai ši schema, štai šioji dalis. Taip, taip ir taip. Štai kaip atrodo mezginyje pilnai numeskus. Tai viršutinė dalis pečių linija ir dvi dalis rankovės. Tai kaip ir sakau, antroji dalis jį lyg šiek tiek išlenkia tą rankovės dalį, kad jį gražiai sueitų, kai mes jau surinksim apačioj pečių, atsiprašau, ne pečių, o pažasties akis, kad gražiai gultų būtent mezginyje, kad megztukas gražiai atrodytų. Tai štai, tai trečioji pamoka mūsų baigta. Ačiū.